žuvelę pagavo. Ašarota pramerkusi akį. Jam auksinė žuvelė pasakė. Žmogau, paleisk, man trūksta oro. Juk vandenyje aš gyvenu. Jei ne, paskūsiu Mazuroniui. Ir gausi tu kaip mat baudų. Lietuvoje nyksta žuvys, o kartu ir brakonieriai, nes ministeris Mazuronis 10-tūkstantinėmis baudomis apdalijo žvejus nelegalus. Pagavai mažą lydeką ir nepaleidai, pyst 500 litų bauda. Pagavai migruojantį ungurį ir nepaleidai, pyst štukė litų. Pagavai 90 ungurių, pyst 100 štukių. Tokiu būdu prie Lietuvos upių ir ežerų tapo tyku, ramu. Au! Brakonieriai, kurgi jūs? Anksčiau ten vienam ar kitam ežere būdavo neįmanoma praplaukti nuo tinklų. Dabar jau, sakė, per visą plaukimą tik vieną ar ten kažko porą tinklų tie atrado. Ir tie pasikeitimai iš tikrųjų yra dideli. Kadangi Lietuvos vandenis nualino nusikaltėliai, gelmėse išnyko visa, kas juda. Karosai, karpiai, lydekos ir gupijos. Todėl ministras Valentinas Mazuronis uždraudė žuvis gaudyti tinklais verslininkams. Ir žuvytės vėl pradėjo daugintis. Ir aš manau, kad šiandien žvejyba Lietuvoje gėlose vandenyse turi būti rekreacinis pagrindinis akcentas, turi būti žmonių poilsio, žmonių gamtos turtinimo, mūsų visų turto išnaudojama šita linkme. Lydekai paliepus, Mazuroniui panorėjus, Seime dar vienas staigmena brakonieriams. Įstatymo projektas, pagal kurį iš nelegalaus meškeriotojo bus galima atimti ne tik meškerę, bet ir automobilį. Todėl mes turim brakonieriam leisti su automobiliais vežioti nušautus gyvūnus arba žuvis ir vaizduoti, kad mes nematom, kas vyksta. 200 tūkstančių žvejų mėgėjų ministru Mazuroniu buvo labai patenkinti. Žuvytės kibo ir didelės ir mažos, tačiau netikėtai Seime atsirado naujas įstatymo projektas – leisti žvejams verslininkams vėl gaudyti tinklais mūsų ežeruose, semt karšius lydekas, pūgžlius ir kitus vandens gyventojus ir juos pardavinėti. Bet ugulnė uždrausti tokius, sakysime, ir aplinkos ministrų tokius įsakymus, kad nuo 15 metų draudžiu visą žvejybą vidaus vandenyse, įskyrus ten kažkokių tai kilbukų gaudimą. Nu tai irgi kažkaip paradoksalu, nes verslinė žvejyba jinai vyko Lietuvoje per amžius, prieš 100 metų ir daugiau. Na, salamakino perliukai jau senai sklando tarp meškeriotojų, kaip, nežinau, kaip kažkoks didelis marazmas. Ir tie 3% vandenų ir aplamais kažkokį į viduramžius nori mūsų gražinti. Žvejai mėgėjai apsiginklavo valtimis, spiningais, blizgėmis ir patraukė piketuoti prie Seimo. Palikit žuvis ramybei! Laisvę karosams, karpiams ir akleikoms! Į Seimą skubos tvarka bandoma prastumti tokios korupcinės įstatymo pataisos ginančios labai siauros vienos, kaip sakyti, verslo grupuotės interesus. Ir didelės 200 tūkstančių žvejų mėgėjų meškeriotojų, kaip sakyti, interesas yra nustumimas į antrą planą. Žvejai įtaria, kad seimūnai atstovauja verslininkų ir brakonierių interesus. Todėl Mazuronis su meškeriotojais nulėkė į prezidentūrą pas Dalią Grybauskaitę prašytis pagalbos. Neoficialiais duomenimis su savim ministras nusinešė silkę patale ir žuvytę akvariume auksinę. Dėkojame, netgi labai stipriai dėkojame Mazuroniui už tai, kad jis mus palaiko, kad mes jį palaikome, mes dirbame kartu šiuo klausimu. Tačiau prezidentė Dalia Grybauskaitė žvejų nuomonės neišgirdo ir Seimo priimtų įstatymo pataisų nevetavo. Lietuvos ežeruose ir vėl maudysis tinklai. Kiekvienas žmogus tam tikrą prasme yra žvejys, Kuris stengiasi savo gyvenimo tinklą užmesti į kuo žuvingesnę vietą. ir sugauti savo asmeninę auksinę žuvelę. Susipakavusi minėtą tinklą į savo rankinuką, namus paliko ir Monika Katunskytė. O Vitalijus